ką, chebrytė, sveikinu su jumis iš dar Vilniaus, klausydamas tokios nostalgiškos muzikos, kurią girdi dabar pritilinsiu, kad YouTube'as neužblokuotų. Ir važiuoju šitokią vietą, vadinasi Debesoto, nors ten turėtų būti saulėta ir netgi šiandien labai šilta. Tai rugpjūčio 24 diena ir šiandien ten vyks Gravelonas Sparnai GX varžybas, kuriuose dalyvavau ir pernai, tik tai prieš tai važiavau ten beveik 100 km trasą, o šiandien važiuosiu 60 km trasą su vaikais, nešiomis moterimis ir seneliais. Todėl turėtų būti nesunku patekti į kokį top 30, aš labai tikiuosi, nes 150 dalyvių. Taigi rašo, kad man dar iki tos Debesotos 120 km, pusantros valandėlės kelio vienam. Praeitais metais važiavau su Evaldu, o šį kartą liūdėsiu savo vienas mašinėlį. Nu ką padarysi, kodėl varžybų nepadarysi. Taigi tiek važiuojam, nuotaika puiki, varam greičiau į startą. Šiaip toks neįtema dalykas, pavyzdžiui, labai daug kur patiriu tą situaciją. Pavyzdžiui, dabar važiuoju per Prienus, o tokia va vieta, tiesiog, ne? Ir kas įdomiausia, tai esu čia buvęs ne kartą, tiksliau, kartą gal, bet, nu, žodžiu, esu buvęs su dviračiu. Ir daug tokių vietų, kur Lietuvoje važiuoju, kur atrodo apskritai nesilankytum, bet va, buvai kažkada su dviračiu, kažkur važiavai, kažkur keliavai, tai žodžiu, su dviračiu aš turbūt, nežinau, nu labai daug aplankęs Lietuvos miestelių, belė kaip keliavau aplink Lietuvą ir zigzagų ir per perimetrą keliavau, tai žodžiu, daug teko visko aplankyti ir smagu prisiminti, va, su mašina kur buvęs, tai tiek neprisiminė, bet su dviračiu labai gerai prisiminė, taigi Prienai. Jau netoli, toj būsim, 10 minučių liko. Tai ką, atvykom į Debesotą, šiandien čia kaip matom visai ne Debesoto, o šilta, koks 21 laipsnis, bus 27, sako, turbūt per tai, kai mes jau važiuosim varžybose. Štai kaip čia atrodo viskas. Tai čia mūsų kavinė, kur vėliau duos kotletus, eisim patikrinti. Hebra po truputį renkasi, dar nėra daug žmonių, bet dabar yra 9:30, o registracija pas mus iki 11. Tai geriau atvažiuoti anksčiau, apšilti, apsižiūrėti viską ir viskas. Taip, 146. Gerai, laimingas numeris, jaučiu, bus. Einam iš karto į kavinę pažiūrėti. Labą dieną. Ką šiandien gaminsit valgyti šitiems sportininkams? Oi, kotletai bus ar ne? Nebus. Nebus? Bus kotletai, bus cepelinai. O, cepelinai. Bus blyneliai. Eina savo. Nu, vienu Tai čia žodžiu viską galima bus rinktis, ne? Nu labai gerai. Ačiū, lauksim kol baigti. Dar meniu netgi yra? Eik, tu savo. Teisingai. O gėrimų gaivių, matau, irgi turit lentynos užpildytos. Ir gaivius. Ai, supratau. Labai gerai, ačiū. Čia karšti gėrimai, o čia šalti. Čia karšti, supratau. Nu gerai, tikėkime, mes datrauksim iki tų gėrimų. Nu. O filmas bus? Bus. Liuks. Aš žinau, kad mano draugas Arnas žiūri šitą video ir jam linkėjimus perdas vienas žmogus, kurio jis galbūt prisimena su skausmu. Linkėjimai, Arnai. Kaip mašina? Gerai rieda puikiai, jau prasukus virš 30 000 gal. Tik. Kiek čia laiko? Metai kokie? 2, ne? Va, Arnai šipsokis tavo automobilis. Pas nuostabius šeimininkus teisingai padarė, žinai, dviratininkai nusipirko, o ne taip kaip tu, žinai. Va, tai irgi pereik į dviračius ir galėsi vėl grįžti į normalias mašinas, ne? Bet aš jūs aplinkiu, teisingai? Teisingai. Na, tai gerai. Nes kuro nevalgo. Jo, kuro nevalgo. Sakė, reikia taupyti kūrą, man elektrą, žodžiu, visi čia taupantis atvažiavo. Taigi va, Arnutį pasigražėk, mašina išlaikyta, puikiai, o svarbiausia ženkliukas yra čia. STI. Labas, Vainiau. Sveiki. Organizatorius, ką mums šiandien parašėt? Labai Kaip įdomi. ta traselė? Labai įdomi. Tokia, žinok, vasaros pabaigai, kad nebūtų žudanti, būtų greita, tokia lygi, Ai, maloni, super, labai su gerai. gražiais vaizdais, daug agrokultūros, Jo? tokios bus jo. Aš pamenu, praeitais metais buvo pirmi ten gal 15 km per miškelį. Nu, tas po to taip daugiau žirkelių, kaip šiais metais. Ar čia? Miškelis bus. Pradžioj? Antram kilometrė bus kalnas rimtas, Aha. ten išsiaiškinsit, Ten kas važiuoja priekį, kas ne priekį. Aš jau už galo liksiu kaip starulis. O už to kalno paskui bus miškelis. Miškelis, Labai, ane? nu, reikia pavėsi, žinai, Nu, karštą. žodžiu, nebus tokių, kad, žodžiu, pievų nebus. Bus.
Bus. Kelitam kilometrė. 32. Tai irgi normaliai, žinai. 32. Svarbu pradžiai nebūtų, kol tas minus, žinai, važiuoja. Labai gera, žalia, graži pieva. O kiek šiais metais dalyvių pas tave šitose varžybose, man atrodo, daugiau žymiai, ne? Čia turbūt daugiau negu visada, šiais metais daugiausiai 185. 185 iš Jo, viso, bet čia 100 pem mačiau, ar 100 kem važiuoja 50, nu 60, ne? Ne, sakyčiau, beveik pusę per pusę. Pusę per pusę, ne? O tai Beveik. kiek važiuoja, gal pameni 60? Tai jeigu pusę, tai 7. Apie 90 žmonių. Kažkaip, tai reiškia, neteisingai pasižiūrėjau, galvo 100 pem. Tai reiškia, apie 90 žmonių važiuoja mano toj. Vaikų ir senelių ir nešimų. Ne visai, tokių žmonių, kurie nusiteikia nepervargti. Supratau, nu tai ačiū už gražią trasą, tikiuosi patiks. Tikiuosi, aš irgi labai tikiuosi. Svarbiausia saugiai. Okay. O čia nespėjau apsirengti, kaip sakant, ir va, štai mano kolegos, Basas ateisiu su jumis paspaust ranką. Basas, Labas. Labas. Kiek važiuosi? 95, 98. Jėzau, Marija, tai tu ten konkuruosi su drakonais, ne? Ne, tai kaip jūs. Sėkmės. O tu kiek važiuosi? Aš su drakonu Vituliu konkuruosiu. Labai gerai, tai aš tavo atratas ėsiu, gerai? Kaip tavo svoris? Pasikeitė į gerą pusę, kaip ir mano, turbūt toks, ne? Nu, turbūt geresnis pusė. Na gerai, okei, tai ką, sėkmės, susitiksim apšilime. Gerai. Ką tu čia man tikrini? Nu, žiūriu, ar normaliai paruošti. Viskas normaliai, o matai, pritvirtintas. Taip ir važiuosi. Na, good. Taip, Tomas Dausa. Tai ką standartiniai daro tokie nepatyrę žmonės kaip mes. Pradžių čiupina padangas. O, minkštas. Šiaip minkštas. Koks 1,7. Jaučiu. 1,8. 1,8, matai. O galas? Šakės, gerai. O galas mažiau dar, žinok. Iš vis bus 1,6. Čia per mažai galas. Jo. Pas mane priekis... O turi pompą gal? Turi. Nu, blemba. Pas mane priekis gal irgi 1,7, bet gale kokie 1,9. Turiu pompą. Duot pompą? Mane su kovinė apranga jau varom pasitikrinsim pradžią, nes turėtų būti pradžia į kalną, 2 km atstumu. O kalnas toks žudikiškas, kurį aišku nefilmuosim, buvo praeitais metais. Bet ten išsiaiškins visi ir žodžiu, kas neužsės, tas neužsės. Oi, palauk, kad varau su tais pasikalbėti. Tai pamatėm Fake Cake, Paulius Budrikis, Antanas ir naujas Vytautas. Sveikas, Vytautai. Nu ką tave įtraukė į šitą visą sportą, ne? Taip. Tai kiek važiuosi, 100 tikiuosi pačioj pradžiai? Taip. Apšilimą Vytautai. Nu, CP čivakas, nu ką, viskas normalu. O, blembu, kokia sunki, bet realiai čia supranti. Čia rimtai yra, va, įsikas, kaip dabar mados daro, va, nu kaip tu pasiruošęs. Dabar serviziukas šitas mobilus, ne? Jos, kaip Sigma čia. Degravel issue. Ai, tu čia apsimeti, kad kažką mokė. Viską varo čiuvas taisyti. Servizą, bet va, taip, žinai. Nu, rodyk. Ai, tu čia tik tai apsivertė dviratį, kad pripūst padangą, žinai. O nebus pamokėlės. Gerai, kiek pusė? Pažiūrim. O, taip, šitokia. Kažkaip biški išsileidus. Toks įspūdėlis. Biški. Įdėjo šniūrą. Pasižiūrim, kiek žmonės. Žiūrėk, matai, turiu kokį įsidėjęs. Šniuriuką. Dabar važiuosi ir tikinėsi. Kaip tavo sveikata, Pauliu? Tik. Sakė, kad tavo sveikata. Sužinosim, Kalbos internete. Jeigu tu su viena koja mane aplenks, reiškia, apie mano sveikatą reiks kalbėti. Mūsų komandų yra vienas su fizinė trauma, o kitas su moralinė. O kas tau? Nesakysiu. O tu be traumų kol kas? Aš be. Ar tu dar ne komandai? Jisai prospektas. Na gerai, žodžiu, varom apšilinėti, aš pastebėjau, kad kompiuterio neturiu, tikiuosi, kad aš jį turiu. Nežinau. Einu paieškoti. Sėkmė garantuota. Tai ką darom apšilimą? Va, Elė, Tomas ir laukiam Daivos. Kur ta Daiva? Daiva turi rašyti šiam video pradžią, nes be pradžios nebus video. Tai galimai toj susitiksim kažkur čia. Sakė, važiuoja. Tai gal ten? Ten ar ne? Ne. Tada nežinau. Stebuklas įvyko, Daivą suradau, taigi YouTube'as pasileis ir pradžia bus. Daiva, ta? Labą dieną. Čia gravelio čempionai. Jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Ai, pasitreniraus, aš matai kaip geras, aš gavau Jeigu dar pasakyti. nesuskraibino, tai paspauskit subscribe mygtuką. Velnes, aš gavau bus daug klaidų ir bus kur kas įdomiau, bet, nu, Daiva matosi iš vakaro pasitreniravo. Tai liekui tai. Nu, kaip tu jauties, kaip tau sekas? Nežinau, tokia sunkesnė savaitė buvo. Atostogos baigėsi. O, nu va. Taip pat. Bet atrodo kaip visą laiką. Gerai. Teisingai.
Ir mes kaip neprofesionalus patikrinsim padangas, kiek prisipūtus. Ir nuspręsim palei... Nu, šiaip taip, kokie bus, žinok, 2 beveik. 2. Prieki tau kaip lengvutį ir mažai. Galia pažiūrėsim. 1,8 Galas 2,2. Tai jau profas. Nustačiau, iš pas mane yra geras tas nustatymo prietaisas. Nu tai ką, kiek sakant, 100 km viniosi, teisingai? Jo, 9,8. Nu, atsistatei po Megrės, ar čia tokia kaip tu čempionai atsistato per vieną dieną? Kažkaip visus savaitgalius iš eilės šitos varžybos buvo, jau lik norėtųsi gal kokį praleisti. Bet Tai va. praleisi kitą be varžybų, ar ne? Ar Ne, bus? kitas bus Panevėžy. Vėl? Mhm. Toks gyvenimas Tai tiem, dar tokiems, kitą, kurie... dar kitą. Tai dar kita bus dar vieni, Gravelonas, man atrodo. Ai, ne, Jeigu neklyst. Atšaukta, ne? Aha, supratau. Kažkokie remontai. Nu aišku, nu tai ką, tai kaip čia, ko reikia nelinkėti, kad tau čia tipo sėkmės negalima, tai tipo, kaip ten žvejai sako, nei žvyno, nei uodegos, tai čia kažkaip kitaip reikėtų. Ką, žinau. Tiesiog, Aš tai visiems palinkėsiu. saugiai, Kančios. Kančios. Ne, juokauju. kančios visiems, o Daivai palinkėsim saugiai į finišą. Palinkėsiu irgi saugiai ir pasimėgauti. Va čia yra, kadangi Pociūnų oro uostas, aerodromas, ar kaip čia vadina. Tai štai man tokia va, aikštelė, kur lėktuvai kyla ir leidžiasi. Tai nuvažiuosim į tą garažėlį patikrinti. Arba nenugauš nieko. Va. Tai ką, taip pat truputį žiūrėjau apie tai, kad pasirašiau stambų kontraktą rėmimų YouTube kanalą ir turiu pirmąjį savo rėmėją per visą tą laiką, bet tikiuosi ne paskutinį, čia visi kai pradės remti, tai neturėsiu kur pinigų dėti ir pradėsiu dalinti visokios labdaros fondams. Taigi pirmoji įmonė, kuri sutiko su manim bendradarbiauti, yra mano įmonė. Taigi žiūrim video ir tai bus ateities visų video rėmėjas tam, kad jūs matytumėt gerą ir nenupirktą turinį. O gal ir nupirktą, kas ten žino. Visą laiką už mūsų buvo. Turim 20 sekundžių iki starto. Kai bus, tai bus. Nesu geriausios formos, kaip matėte. Ne vienas iš šito trenerių Jo? nėra geriausias formos dabar. 10, 5, 4, 3, 2, 1, op. Kartus! Op, op, op. Ai, op. Labą dieną! Taip, 74 minutės. Ne, kitais metais. Kitais metais. Atasuoja. Giedriščenkas priešas. Negali šnekėti, nes kamera burnoj, nežinau kaip su tokia važiuoti.
kokie 8 kilai įveikti. Laikausi su pirma grupelė, bet vos iš visų jėgų. Sveiki veda Teikeik ir Tomas Tausa. Aš paskutinis grupiai beje. Toj pačioj grupiai. Mūsų čia kokie 8. Kažkas ruožas 12 km per miškelį. Pasivėjom ratu. Visa? 16 km. Kol kas aš čia, bet labai sunku. Antanas dar pafilmuoja kažką priekį. O man jau paskutinio, 21 km plaukiu. Gaila, lieku vienas. O dabar bus blogai, bet paprasčiausiai negaliu vynioti jų tempų. Reikia atsigauti. Per gamyklos teritoriją. Šimtas kilometras, nieko naujo, vienas važiuoju. Greitis nukrito 32,4 VVG. O šitą tiesiog darausi treniruotę. Jau nebe varžybos, kai neturi ką man ratą pasėdėti. Gerai būtų, kad nepagautų iš galo, bet labai abejotina, nes jie tikrai važiuoja greičiau iš galo grupėje, negu aš vienas. Nu, bandau daryti, ką galiu. Šiek tiek mažesnių pulsų. Tiesiog važiuoju. 31 kilometras, maždaug 32. Pievas tokios, va. Čia nemėgstu ant rato sėdėti, tai ar taip esu vienas, tai važiuoju. Ką, liko pusę distancijos. Vyksta kova su savimi, bet tai yra absoliučiai normalu. Kaip be važiuotum. Vis tiek bus sunku ir vis tiek galvosi, ką čia blemba darai dabar. Tai ką aš čia darau? Nežinau. 34 kilometras. Aplinkai pirmas žmogus. Kol kas užsėdu. Kengiangą paleidau, 40 kilometras. Liko gal 18-19. Iš paskos matau VX grupelę. Nežinau, ar pavyks užsėsti. Čia vienas, kai dirbau 20 km, tai vėl be jėgų likęs. Ta taktika nepasteisina. Dar kartelį. Reikia tas grupės nelaikyti iš pat pradžių. Varau kartą. 45 kilometras. Gale grupės, galų gale pulsas nukrito žemiau 160. Vadinasi, nebloga grupė. Žiūrėsim, kada čia bus atakos. Bet bandysiu laikytis. Paskutinis miškelis, 50 km. Ir po to bus tokia gan tiesas žvyrkelis. Tai dabar reiškia.
Jei išliksiu, tai išliksiu. Bet labai sunku. Ten 4 km. Antroji grupelė važiuoju. Ir daug liko. Bandysim laikyti. Viskas porą kilometrų. Pažiūrėsim, kas čia bus. Ką reik bandyti ataką? Mano atako, ne? Susirinkoja užsiek. Pėsų traukia. Aik, tu sa. Aš, lemba, jeigu tu nebūtum buvęs gale, būtum nematęs mano plano. Ne. Bet aš, žinai, iš tikrųjų, čia ant posūkio biškį po to ir, nu, aišku, tu gerai minė, aš tavęs nebūčiau aplenkęs, bet kitus tai biškį ir praleidau, nes jau tas posūkis, žinai, galvoju. Jau visi pavargys. Buvo įdomu tą ataką pasidaryti. Ane? Jo, fain. Nes tas įdomiausia, tas prisižiūri Tour de France visokiausių ir šauni čia iš tos grupės, man jau antrą kartą. Mėgriai, ta prasme, dabar čia. Nu įdomu, super. Gerai, ačiū, kad vežėt paskutinius 20 km. O kiek buvo pirmoji grupė, neatsiminė? Pirmoji grupė buvo 6, aš 7 buvau. Aš išplaukiau ir 20 km vienas, jo. 20 km vienas pavaksojau. Ir einu pažiūrėti. Nu, kol jūs pasivijot, kai tik kelintam ten gal 40-am. Nu, Tomai, kelintam pasisekė. Neišpurtė tavęs? Ne, bet sunku čia buvo. Žinau, bet tu gerai, bedėjai visą kelią, aš esu užfiksavęs, Tomas vedė. Sunku Su buvo Antanu su šitais šaunuolis. vadais važiuoti. Antanas. Visiškai velniai, aš išplaukiau 20-am po 6 km, jo. O, kaip tu? Šaunusis draugė. 20 km mane išplukdėt. Išplukdėm. Aš tada 20 variau vienas, po to pasivėjo tą antrą grupelę visą antrą. Va, mums smagu buvo. Einam kolas gal duos, kas nors. Kolas duoda vandenį, duodu aš, jeigu nori. Sukartuoju. Taip, 146 pas mane, vadinasi šitas, ne? O čia DNF ir DNF, tai... Ai, ne, čia ne. Čia šitas DNF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu gerai. Žiūrėsim, ką. Plius minus, ne? 11. Gerai, Tomas pamatė, kad jau yra rezultatai oficialūs. Pamelavau dėl 11 vietos. Ir turim, Vytalis 9. Tai neblogai, top 10. Antanas 1, kuris vedė. Tomas, žiūrėk, čia va, Budreckis nepažįstam. Ai, panė. O Tom, kas tas Tomas Dausa iš Tropsų? Kietas bičas kažkoks. Ne, realiai čilina. Čiup. Cheers. Fotofinišą nagrinėjo, sunaus. Žiūrėk. Žiūrėk. Čia. Cik. O, išstūmė padangą į priekį. Sėdim, už 750 eurų. Pirmos vietos B lygoje nugalėtojas Antanas sutiko įrašyti YouTube pabaigą. Pagrindinis patarimas. Sekite Vytalio kanalą. Ir Vytautas šiandien numinė savo šio sezono 1000 km. Ačiū, kad žiūrėjot. Lygiai prisijungia. Lygiai prisijungia.